Laidoje papasakosime apie Joną Pleškį, kuris sovietmečiu savavališkai nuvarė baržą aptarnavusią povandeninius laivus į vakarus už geležinės uždangos. Šios istorijos pėdsakus galima užčiuopti garsiame Holivudo filme Raudonojo spalio medžioklė. Susitiksime su jaunu, energingu ir labai ambicingu choreografu, uostamiesčiu ir visai Lietuvai ruošiančiu čempionus Mindaugu Lekausku. Laidą Kultūra Plius žiūrėkite netrukus. Sveiki! Artimiausią pusvalandį Baltikum televizijos eteryje su jumis bus laida Kultūra Plius. Turbūt daugelis esate matę garsų Holivudo filmą Raudonojo spalio medžioklė. Tačiau ar žinote, kad pagrindinio vaidmens, kurį atliko aktorius Šonas Koneris prototipas, yra lietuvis, dirbęs Klaipėdoje savaeigės baržos kapitonu. Šiandien norime papasakoti apie Jono Pleškio istoriją. Jonas Pleškys gimė 1935 metais nepriklausomoje Lietuvoje, į kurią po 5 metų įžengė sovietų okupantai. Jonas Pleškys gimė netoli Telšių, buvo paprastas, sakykime, žmogus, paprastų žmonių vaikas ir kiek tokia krentant į akis aplinkybė buvo ta, kad tuo metu jisai nepriklausė nei Komjaunimo sąjungai, nei komunistų partijai. Šis žmogus puikiai suvokė, kokioje santvarkoje gyvena ir pats tiesiogiai nuo jos buvo nukentėjęs. Jo tėvai buvo ištremti į Sibirą, kur ir mirė, o pats Jonas Pleškys ir jo seseris per atsitiktinumą išvengė šios lemties. Kai jo tėvus vežė į Sibirą, jis iš vagono buvo pametėtas. Ar visi 3 vaikai, ten galima pasitikslinti, buvo pametėtas į šalikelę ir jam pasakė, tu, Joniuk, būsi šeimos galva. Ir jie pateko pas giminės ir taip be tėvų jis ir užaugo. Aišku, tokia didelė trauma jam matyt persekiojo visą gyvenimą. 1959 metais jis baigė tuometinę Leningrado karinę jūrų mokyklą. Jis gavo kapitono leitenanto vardą ir teoriškai galėjo būti povandeninio laivo vadu. Žinoma, pareigos atsakingos ir iš karto jo į tokias pareigas nepaskyrė, tačiau jis dirbo laivyne ir dirbo povandeninių laivų laivyne aptarnaujančio laivo vadu, kaip ir kapitonu. Klaipėdoje tuo metu buvo dislokuota nedidelė žvalgybinių povandeninių laivų flotilė. Sovietmečiu, tai yra po karo, Klaipėdoje buvo sovietinių laivų povandeninė bazė. Tik kai vyresnės kartos žvejai, žvejodami šalia kiaulės nugaros starkius, matydavo, kai tamsiu paros metu, vakare, naktį, įplaukdavo nedideli ir vidutinės klasės povandeniniai laivai, kurie švartuodavosi maždaug 8 smiltynės, kilometre marių pusėje, kur buvo betoninė švartavimo platforma. Šiandien toje vietoje yra išlikę platformos tilto liekanos išlikusios, tai apdegę po 2005 metų gaisro medinės sijos. Tapęs savaeigės baržos Molinis kapitonu, jis aptarnaudavo sovietų atominį povandeninį laivyną. Būtent tuo laivu jisai gabendavo povandeninių laivų kuro atsargas, cheminės medžiagas. Ir kaip tuo metu buvo įprasta, gabendavo į tam tikrą rajoną jūroje ir atsikratydavo, išpildavo. Pačiame šaltojo karo tarp JAV ir Sovietų sąjungos įkarštyje 1961 metų balandžio 7 dieną savaeigę sovietų karinę baržą su sugadintu kompasu apsukęs 360 laipsnių kampu, jis nebegrįžo į Klaipėdos uostą. Jis taip supinklino įgulos narius, nes jie galėjo neleisti, galėjo ten muštynės įvykti. Per audrą, jis pats ėmėsi vadovauti. Išplaukė į tokį reisą, tai turėjo būti eilinis reisas, tačiau jisai jau buvo pasiruošęs, buvo apmastęs viską ir suorganizavo taip, kad negrįžo atgal į Klaipėdos uostą, iš kurio buvo išplaukęs, o atsidūrė Gotlando saloje, Švedijoje. Ten išsilaipino
iš karto švedam pasakė, kad prašosi politinio prieglobsčio. Na ir nedelsiant kilo didžiulis, galima sakyti, tarptautinis ažiotažas. Tuoj pradėjo domėtis Sovietų saugumas, taip pat ir Amerikos saugumas visų šio reikalų. Ir būtent Švedijoje Jonas Pleškys pragyveno maždaug 4 mėnesius. Švedijos valdžia bendradarbiavo su CŽV, tai yra Jungtinių Amerikos valstijų žvalgybos tarnyba. Ir nors Švedija laikėsi neutraliteto politikos, tačiau vis tik JAV buvo matyti geresni partneriai negu SSRS ir perdavė Joną Pleškį amerikiečiams. Amerikoje Jonas Pleškys bendradarbiavo su CŽV. Jis buvo labai naudingas žmogus, nes turėjo daug informacijos apie TSRS laivyną. Tokia mintis irgi vyrauja, kad jis buvo su tarybinio saugumo žinia, nuvarė tą laivą ir buvo toks kaip kurmis, vadinasi kurmis, kai atbėga tarsi pabėgėlis, o iš tikrųjų šnipinėja. Man asmeniškai sunku patikėti, kad taip galėjo būti. Man toks jausmas sako, kad gal ne, bet ko gyvenime irgi nebūna, 1% vis tiek reikia pasilikti tam. Labiau įtikėtina versija būtų, kad, sakykime, jeigu į tarybinis saugumas ir siuntė, galbūt amerikiečiai perverbavo. Tačiau nors ir pabėgęs iš sovietinės Klaipėdos, Jonas Pleškys Jungtinėse Amerikos valstijose nebuvo laimingas. Amerikoje jo gyvenimas iš tiesų nebuvo lengvas, nes jį, kiek žinoma iš atsiminimų, visą laiką nuolat persekiojo baimė, kad jį suseks KGB, kad bus susidorota. Na ir tarp kitko viena versijų yra tokia, kad vis dėlto ta KGB ranka jį pasiekė, nes jisai mirė gana jaunas. Ten oficiali mirties versija, bet auglys galvoje. Na, bet iš tikrųjų tiksliai nėra žinoma, ar ten kas nors padėjo kabutėse jam numirti ar ne. Jisai vengia didelių susibūrimų, buvo gana uždaras žmogus. Na ir visa tai būtent dėl tos baimės, kad nebūtų susektas. Taip pat jisai keitė gyvenamąją vietą, buvo laikotarpis, kai gyveno Centrinėje Amerikoje, Gvatemaloje, ten ir žmoną susirado. Taip pat ir Europoje dirbo. Taip visai netikėtai atvykdavo į Belgiją, Olandiją. Jis tokią koroną ant galvos užsitraukė, nes viena ten buvo labai sudėtinga. Gali būti, kad amerikiečiai jam davė psichotropinių kažkokių vaistų, ar ko, kad jis pasisakytų iš tikrųjų, kas esas. Paskui tas jo blaškymasis po visą tą, tai po Šiaurės Ameriką, tai po Pietų Ameriką, ta amžina baimė tarybinių saugumiečių, kurie gali nudobti. Už šį šuolį per geležinę uždangą ir laivo nuplukdymą į vakarus Jonas Pleškys 1961 m. rugpjūčio 22 d. Baltijos laivyno karo tribunolo už akių buvo nuteistas mirties bausme. Jisai mirė 93 metais, bet prieš tai buvo spėjęs apsilankyti jau nepriklausomoje Lietuvoje. Taip pat Lietuvoje jisai buvo reabilituotas, kaip nieko kenksmingo Lietuvos valstybei nepadaręs. Tai čia irgi kaip ir, sakykime, toksai moralinis jam palengvinimas buvo. Jonas Pleškys tokiu savo poelgiu ėjo į istoriją kaip vieno garsiausių šaltąjį karą vaizduojančių filmo herojus prototipas. Knygos autoriui Tomui Klenciui, pagal kurio romaną Raudonojo spalio medžioklė ir buvo pastatytas garsusis filmas, teko bendrauti su Jonu Pleškiu ir išgirsti stulbinamą jo istoriją. Tas filmas, manoma, kad taip, iš dalies yra susijęs su šita istorija. Kita vertus yra kita versija, bet knygos tuo pačiu pavadinimu Raudonojo spalio medžioklė autorius Klencis panaudojo siužetui kitą panašią istoriją, kuri vyko Rygoje ir Leningrade, galima sakyti, ir kurios pagrindinis herojus buvo Valerijus Sablinas, kuris taip pat suorganizavo maištą laive. Tik tai jisai nepabėgo į užsienį, jisai planavo Brežnevo valdžią netgi, manoma, kad nuversti. Yra manoma, kad ta knyga ir filmas yra paremtas tomis dviem istorijomis.
Na ir iš tikrųjų, jeigu žiūrėti siužetą, povandeninio laivo kapitonas tame filme yra Markus Ramius, pavardė liktai lietuviška. Jisai yra povandeninio laivo kapitonas, kaip ir Jonas Pleškys, tai jisai irgi tarnavo povandeninėme laivyne, skirtingai nuo Sablino. Na, tokios sąsajos liktai sakytų, bet ir pagal tą lietuvišką Pleškio istoriją yra sukurtas filmas. Na, ten aišku yra daug kas pagražintas, šiek tiek pakeista ta veiksmo istorija, ten ta povandeninė Šono Konerio povandeninį laivą medžioja tiek sovietai, tiek Amerika. Nors šį filmą išgarsino puikiai aktoriaus Šono Konerio vaidyba, tačiau pagrįstai galime didžiuotis drąsiais Klaipėdos krašto žmonėmis, kurie savo poelgiais pademonstravo protestą prieš esamą santvarką. Tokia istorija, aišku, labai smarkiai įsigilinus ir jeigu būtų labai talentingas rašytojas, iš tikrųjų galima su visu dramatizmu, su visu tragizmu tą viską aprašytą jo gyvenimą. Ir aišku, išeitų labai geras filmas. Jau visai netrukus susitiksime su jaunu, energingu ir labai ambicingu choreografu Mindaugu Lekausku. O dabar Baltikum televizijos eteryje reklama. Kviečiu susipažinti su emocionaliu ir labai kūrybingu choreografu, kuris ruošia čempionus ne tik Klaipėdai, bet ir visai Lietuvai. Apsilankykime vaikų ir jaunimo klube Saulutė ir susipažinkime su Mindaugu Lekausku, kuris garsėja ne tik aukštais pasiekimais, bet ir griežtomis auklėjimo tradicijomis. Mindaugas Lekauskas gimė ir augo Anykščiuose, kur nuo 2 klasės šoko pramoginius šokius kolektyve Verpetas. Visą savo vaikystę prašokau varžybose, būdavo visą savaitę treniruojasi, po to savaitgaliais varžybos ir ten sportinių šokių, tai labai dažnai būdavo ir pakankamai neblogi rezultatai būdavo, žiūrint iš to, kad Anykščiai mažas miestelis ir konkuruoti su tokiais miestais kaip Vilnius, Kaunas ar Klaipėda buvo labai sudėtinga, bet šiaip rezultatai pakankamai geri, nemažai varžybų ten ir nugalėtojas, ir prizininkas ir taip toliau buvau. Baigęs mokslus nusprendė studijuoti Vilniaus Gedimino technikos universitete inžineriją, tačiau labai greitai suprato, kad ši specialybė ne jam. Paprašiau mamos 100 litų, atitranzavau iki Klaipėdos ir čia išlaikiau stojamuosius egzaminus ir kitą dieną vėl nuvažiavęs į Vilnių, atsiėmiau dokumentus ir perstojau čia ir baigiau Klaipėdos universitetą, menų fakultetą sportinių šokių katedrą, sportinius šokius būtent. Baigęs studijas, Mindaugas paragavo ir emigranto duonos, buvo išvykęs pasidarbuoti į Angliją. Mano šokėjai pradėjo rašyti man mailus, žinutes ir visą kitą, nes sezonas prasidėjo, manęs nėra, visi laukia. Tai vieną dieną sakau, ir ką šiandien atostogo veikiu. Grįžau atgal ir daugiau stengiausi nebepalikti savo šokėjų. Šiuo metu Mindaugas Lekauskas nešoka, bet aktyviai treniruoja, dirba choreografo darbą. Jis yra įkūręs savo šokių studiją Fuego, vaikų ir laisvalaikio centre klube Saulutė, treniruoja šokių kolektyvą Intrus, kelias vaikų, jaunimo ir suaugusių grupės. Mes labai aktyviai treniruojamės, ruošiamės varžybom, darome, sakykime, įvairius pasirodymus, spektaklį turim pastatę ir labai daug važinėjom, keliaujam po pasaulį. Ir ten varžomės. Vaikų paruošime tai iš tikrųjų yra labai aukšto lygio paruošti vaikai. Ir tos kompozicijos, aš manyčiau, kad jeigu jie laimi, tai jos yra... Aš aišku žiūriu iš kompoziciško pusių, kiek aš esu mačius. Tai tikrai yra, profesionalas žmogus dirba. Ir išmanantis tikrai labai gerai savo darbą. Mindaugas Lekauskas uostamiestyje garsėja kaip griežtas ir labai reiklus treneris. Jisai garsėja labai griežtomis auklėjimo priemonėmis, fizinėmis bausmėmis, bet tai yra vaikų priimama labai nuoširdžiai, labai taip kaip savaime turi būti matomai. Jie patys pasirinko tokį
tokį kelią, jam tai tinka ir skundų nėra, tai yra labai gerai. Čia yra tik jų abipusis reikalas, kaip jie siekia tų pergalių. Nu, nėra lengva ir apie, sakykime, tą mano metodiką jau sklando legendos Klaipėdoje dėl atsispaudimų ten ir taip toliau, nes paprasčiausiai kiti nelabai ištveria. Atranka yra tokia, priimami yra visi, bet tie, kurie įsilaikė, tie ir yra atrinkti. Choreografiją visiems šokiams kuria pats Mindaugas Lekauskas, semdamasis idėjų tiek iš kolektyvės šokančiųjų, tiek remdamasi savo asmeninę patirtimi, pasitelkdamas kūrybą ir fantaziją. Pats bandai, kuri galvoji, ieškai muzikos, kiekvieną dieną perklausau begalės dainų ir kažkaip po truputėlį susilipdo dainos, pagal kurias bandom pritaikyti choreografiją. Aš dabar stengiuosi, kad vaikai patys iš savęs atrastų kažko tokio ir po dalelę iš kiekvieno sulipdyti vieną bendrą šokį, iš kiekvieno vaiko ir tada gaunasi tai, kas yra. Mindaugas turi begalinę charizmą, iš tikrųjų be galo entuziastingas yra, kas pritraukia vaikus, aš galvoju. Labai, manau, kad gerai pajaučia žmonės, perskaito jų psichologiją, labai, kaip pasakyti, teisingai ir manau, dėl to ir suvaldo tą vaikų masę, kokią jisai augina ir ugdo. Profesionalas, iš tikrųjų žinantis, kaip išugdyti čempionus, iš tikrųjų turintis, matomai, tą receptą, kai tai yra daroma. Nes tai, kas vyksta, sakykime, su vaikų ugdymu, su vaikų pergalėm, nu tai ir yra, sakykime, tas receptas. Šokėjų grupės nuolat ruošiasi įvairioms varžyboms, čempionatams, daug repetuoja. Stengiamės visada važiuoti į aukščiausio lygio čempionatus, išsikovoti ten teisę, nes bet kas dar negali nuvažiuoti. Kai tik yra galimybė, iš karto ir dalyvaujam. Aišku, viskas atsiremia į finansus ir labai norėčiau padėkoti vaikų tėvam, kurie šoka, nes jie yra pagrindiniai rėmėjai. Mes stengiamės neiti ištiestą ranką ir neprašyti ir sugalvojam patys, kaip kažkokią kapeiką užsidirbti, sakykime, spektaklį padarėme, į kurį įėjimas buvo kiek kam negaila ir ten surinkome sumą pinigų, už kurią nuvažiavom, sakykime, į čempionatą ir taip toliau. Konkursų, varžybų galima važiuoti kiekvieną savaitgalį, bet mes į mėnesį kartą kažkur važiuojam. Dabar esame išsikovoję teisę važiuoti į pasaulio čempionatą Street Dance Show, Street Dance būtent, kuris vyks lapkričio 10-13 dienomis Ukrainoje. Choreografas su savo šokėjais yra pastatęs šokio spektaklį, kurį sukūrė iš atskirų šokių ir pritaikė Pelenės istorijai. Šokio spektaklis buvo pristatytas žiūrovams netradicinėse vietose – Laikrodžių muziejaus kiemelyje ir ligoninėje. Reikėjo važiuoti praeitais metais į pasaulio čempionatą Bratislavoje. Ir aš taip paskaičiavau, išeina labai kelionės kaina, ten, sakykime, 20 000. Mes taip, man buvo paprasčiausiai labai nesmagu tėvams perkelti visą tą naštą, nes mes rėmėjų kaip ir neturim, gal kažkada turėsim. Tai vat ir kilo tokia mintis pastatyti spektaklį ir iš surinktų pinigų nuvažiuoti į tą kelionę. Bet jisai labai puikiai pavyko, pliaupė lietus, komanda užsigrūdino ir kai komanda užėmė 8. vietą, pasaulyje buvo labai smagu. Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad toksai žmogus yra Klaipėdai ir iš tikrųjų žaviuosi jo darbu su vaikais ir kaip tik dar specialiai jisai kaip buvo pristatęs pavasarį, kaip užbaigimai tokį darbą spektaklį pastatęs su vaikais, tai iš tikrųjų jis daro grandiozinį darbą, aš galvoju, ir labai džiaugiuosi iš tikrųjų. Visai neseniai Mindaugas Lekauskas su savo vadovaujamu šokių kolektyvu į Klaipėdą parvežė aukščiausio lygio įvertinimus. Hip-hopo pasaulio čempionatas Vokietijoje, Bochum mieste ir ten pasisekė taip, kad sunku net dabar kažkaip tai prisimeni ir galvoju, wow, iš tikrųjų rezultatai buvo fantastiški. Aš visiems savo šokėjams visada sakiau, kad mūsų tikslas yra tapti pasaulio čempionais. Taip kaip su jumis ar be jūsų, bet mes Intrus vis tiek kolektyvas bus pasaulio čempionai. Mes dirbsime tą linkme ir kažkaip netikėtai 2 mūsų mažieji šokėjėliai vaikų kategorijoje tapo pasaulio čempionais duetų kategorijoje, tai buvo wow. Tie vaikai, jie iš tikrųjų unikalūs. Jau kiti sako,
wow, šitie vaikai tai turbūt ne visai sveiki. Labai įvairias spalvės, sakyčiau, asmenybė. Iš tikrųjų, meniška siela, labai kūrybiškas, daug turintis idėjų, planų ir kas įdomiausia, juos įgyvendinantis. Tai iš tikrųjų yra pavyzdys, sakykime, jauno žmogaus ir ypatingai jaunoms tokiam asmenybėm, kurias jis ugdo, tai yra iš tikrųjų tas atsakymas, kas juos motyvuoja, kodėl jie siekia tokių pergalių, nes jie turi labai gerą pavyzdį. Choreografas patirties semėsi ir lankydamasis kitų šalių garsiausiose šokių studijose, stebėdamas, kaip dirba užsienio choreografai. Kai baigiau Klaipėdos universitetą, tada ten smaluodamas stogus, taip sakykime, aplankiau vieną labai populiarią pasaulyje studiją ir žinoma, tai yra Pineapple ir tada supratau, kad turiu ne viską, bet labai daug mokytis dar toliau. Tai man teko mokytis, pirma stažuotė buvo į Rygą, paskui Varšuvą, po to Prahą, po to Londonas keletą kartų, tada New Yorkas, Los Andželas ir dar begalę pasaulio studijų. Esu aplankęs beveik visas geriausias pasaulio studijas, tik tai trūksta dar Rusijos. Bet ten turiu draugų todas šokėjų, kurie pasikvietė tiesiog pasižiūrėti, kaip vyksta pas juos. Be visos šios veiklos Mindaugas Lekauskas organizuoja ir Pabaltijos salsos čempionatą. Šį čempionatą organizavau 3 metus jau ir pavyko labai gerai, tik tai gaila, kad nepavyko pritraukti būtent šiais metais labai aukšto lygio porų. Buvo pakankamai gero lygio, bet trūko dar porų ir kitiem metam aš jau bendrauju su nemažai porų gerų ir tą čempionatą išplėsim ir padarysim tikrai gero lygio. Nors ir dabar jisai buvo labai gero lygio, kas matė, tai žino. Aš tikrai labai visą laiką žaviuosi tuo, ką jisai daro ir jisai buvo mūsų organizuojamam renginėje atėjęs ir iš tikrųjų susakė labai teisingų pastabų ir tokio profesionalaus požiūrio iš tikrųjų ir ką mums galbūt reikėtų keisti, pasidalino savo patirtim. Tai ir bendradarbiaujam, kaip pasakyti, dalinamės patirtim, kažkokiais patarimais. Tai iš tikrųjų aš, kaip pasakyti, labai nuoširdžiai džiaugiuosi, ką jisai daro. Nes tokių žmonių Klaipėdai reikia ir iš tikrųjų tada tas kultūrinis gyvenimas ten tokių žmonių ir laikosi. Mindaugas Lekauskas be šokių ir darbo su vaikais jaunimu turi gana neįprastą pomėgį. Svajojau būti lenktynininku ir, tiesiog tokia buvo svajonė, patiko greitis ir taip toliau ir vieną dieną man atėmė teisės už surinktą per didelį kiekį balų. Žodžiu, mėnesių laiko. Na ir bandžiau čia po miestą važinėti visuomeniniu transportu, labai nepatiko ir draugas sako, tai imk dviratį. Sakau, tai kad neturiu, sako, stovi. Davė dviratį, su juo pasivažinėjau tą mėnesį ir po to draugai pasiūlė važiuoti aplink Švediją dviračiu. Tai taip ir kilo tokia idėja, kad kiekvienais metais kažkurią tai šalį aplankyti ir galbūt toks kaip tikslas, sakykime, būtų per 20 metų apvažiuoti aplink pasaulį. Ir keliavimas dviračiu yra tuo labai geras, kad tu sugebi prisiliesti prie tos kultūros, paliesti tą žmogų, kuris gyvena toje šalyje, pabendrauti su juo. Pernai Mindaugas metų klaipėdiečio rinkimuose gavo meniškos sielos nominaciją. Tikrai galima pasidžiaugti, kad Klaipėdos dienraščio surengtame konkurse metų klaipėdietis Mindaugas buvo išrinktas kaip meniška siela už savo begalinį norą išmokyti vaikus šokio meno, supažindinti vaikus su šokio menu, už Lietuvos vardo garsinimą. Mokytojas Lekauskas puikus šokio profesionalas. Jaunas ir energingas choreografas kupinas ambicijų trokšta, kad jo šokėjai įgytų gyvenimiškos ir tarptautinės patirties, taptų pasaulio čempionais, todėl veiklos artimiausiu metu daug ir labai aktyvios. Artimiausiuose planuose būtų taip. Šitas pasaulio čempionatas, tada pasaulinė šokio savaitė gruodžio mėnesį Lenkijoje.
galbūt šiais metais nebespėsim, bet kitais metais padaryti tokias varžybas, į kurias mes visi važinėjom rodyti. Po to po naujų metų Baltic Salsa tas varžybas padaryti. Tada kažkurią tai šalį pervažiuoti dviračiu. Toliau Latvijos, Estijos čempionatai, po to Lietuvos čempionatas. Tada Europos čempionatas, tada pasaulio čempionatas. Žodžiu, labai daug laukia išvykų, kelionių, varžybų. Taip pat norisi mūsų spektaklį dar keletą kartų parodyti, nes teko išgirsti labai šiltų atsiliepimų, tai jeigu pavyks, būtinai dar kartą parodysim. Vis labiau rudenėjančioje Klaipėdoje gausu kultūrinių naujienų. Pristatome jums įvykusius ir vykstančius renginius. Spalio 29 dieną Baroti galerijoje buvo atidaryta dailininkės Miglės Kosinskaitės paroda Fokus Marokus. Spalio 29 dieną Ievos Simonaitytės bibliotekoje buvo atidaryta Artūro Užgalio fotografijų paroda, kurioje netrūko spalvų, nuotaikos ir akimirkos žavesio. Lapkričio 3 dieną Klaipėdos etnokultūros centre buvo atidaryta Sviatoslavo Rericho tapybos reprodukcijų paroda Ne tik Indija. Lapkričio 9 dieną Klaipėdos etnokultūros centre vyks profesoriaus Rimanto Sliužinsko paskaita Lietuvių folkloro sąsaja su kitų tautų folkloru. Tai renginių ciklo muzikinės antropologijos labirintai dalis. Lapkričio 12 dieną Klaipėdos galerijoje klaipėdiečiams bus pristatyta Gintaro ir Dalios Gruodžių kolekcijos dalis, kurioje 30 žymiausių vakarų Lietuvos autorių darbų. Laidoje papasakojame apie Jono Pleškio gyvenimo istoriją. Noriu užduoti konkurso klausimą susijusį su šia tema. Kaip vadinosi savaeigė barža, kurios kapitonu buvo Jonas Pleškys? Atsakymus siųskite elektroniniu paštu info@artstreet.lt. Kitą savaitę burtų keliu mes išrinksime vieną laimingąjį. Jam padovanosime kvietimą 2 asmenims apsilankyti Klaipėdos koncertų salės renginyje Fėjos fejerverkai ir Bethoveno atsisveikinimas, kuris vyks lapkričio 24 dieną. Praėjusioje laidoje uždavėme klausimą, kas buvo laikoma neoficialia žvejybos uosto mikrorajono širdimi. Į šį klausimą atsakė mūsų laidos žiūrovė Rasa Baužytė. Ir koksgi buvo teisingas atsakymas? Restoranas Jūra. Taip, ir iš kur sužinojote? Iš jūsų laidos Kultūra. Ačiū, labai malonu. Ir mes jums už teisingą atsakymą norime padovanoti kvietimą 2 apsilankyti Klaipėdos koncertų salėje lapkričio 17 dieną vyksiančiame renginyje. Aš lauksiu tavęs. Prašau. Ačiū Jums labai. Prašau. Šios savaitės laidos nugalėtoja tapo Katerina Zaburė. Sveikiname. Dėkoju, kad šį pusvalandį buvote su mumis. Susitiksime vėl Baltikum televizijos eteryje kitą penktadienį po 8:15 vakare. Su jumis buvo laida Kultūra Plius.